Sveiki. Naujienos tokios, kad Iranas nudaužė Izraelio kibernetinio karo, ar tai kibernetinės saugos centrą, nors tai yra vienas ir tas pats. Dabar praneša, kad įsilaužė į kameras saugumo Izraelyje ir sukėlė Bibiui pavojų. Bibi vadinamas premjeras. Ta Bibi perspėjo Erdoganas, kad išvadino jį Hitleriu. Priminsiu, kad Turkija ribojasi su Persija, su Iranu, ir nors praeitie tai buvo visiški priešai, net įstatymų osmanams buvo draudžiama tuoktis su safaidais, su safaidų princesėmis, negalima buvo tuoktis, nesvarbu, kad jos buvo musulmonės, buvo toks įstatymas, tai buvo priešiškos dvi imperijos. O jeigu jūs pasidomėtumėt Gruzijos istoriją, tai Gruzija pateko į Rusijos glėbį, nes buvo būtent draskoma šitų dviejų imperijų ir galiausiai pasiprašė Rusijos globos. Tai turėtumėt žinoti šitą istorinę tiesą, nežinoma, yra kaltinama Rusija, tik tai, kad Rusija po tos globos tiesiog prisijungė Gruziją, bet yra Gruzijos karaliaus prašymas globoti Gruziją nuo Persijos ir nuo osmanų. Tai va tokia yra ten regiono istorija ir daug kas nežino. Dabar Iranas labai baisiai kalė su dviejų rūšių savižudžiais dronais, tai su šahedais ir su dar kitais, kadangi naujas pavadinimas vėl neatsimenu, o taip eina labai didelius srautų naujienos ir neberadau to video su pavadinimu. Tai tiesiog iš A raidės pavadinimas ir nesugebėjo Izraelio armija numušti tų dronų. Ir tie dronai ten kažkur pataikė, paskui dar pataikė į slaptas karinės bazės ir degina. Paskui yra, kad sako, kad Iranas ar trolina Izraelį, ar nustatė, kad po Sorokos ligoninė karinė bazė. Aš visiškai nenustebčiau, nes tas pats daroma Ukrainos kare. Ukrainiečiai tiesiog užiminėja bažnyčias, ligoninės ir paskui, jeigu neveikiančios ligoninės, ir jeigu paskui rusai pataiko, rėkia, kad ten kažkokia gimdyvė buvo, kur paaiškėjo, kad visiškas teatras. Soroka ligoninė, aišku, veikianti, pataikė tenais. Bet čia yra totalitarinis karas, kur viena valstybė kitai paskelbė, kad tu turi išnykti, tai ta, kuri ginasi, skelbia tą patį. Visas pasaulis stebi, kaip jos viena kitą naikina. Kol kas labiau naikina Iranas, kuris ginasi su baisinė jėga, kad išgąsdintų. Nieko neišgąsdina, tie vis tiek atakuoja. Ir tada per televiziją Irano generolas pranešė, kad jeigu ir buvo kažkoks tai atominis, aptakiai pranešė materialas, jis yra išvežtas į saugią vietą. Aš irgi tą patį pagalvojau, į saugią vietą. Jo visose šitose Natanzuose, Forovudose nėra. Ir davė suprasti, kad jeigu jie atakuos jų atominius fabrikus, tai jie gali atakuoti tais ginklais, kurių jie neras ir kurie išvežti. Aš tai pagalvojau, kad į kokią tai arabų šalį išvežta, saugiai padėta. Ir reiškia, jie visiškai apmulkino satelitų laikais, kai viskas stebima, sugebėjo ir pasigaminti, ir išvežti. Nors dabar susitarta su Tatena teigti, kad Iranas neturi nei branduolinės programos, nei atominio ginklo. Ir tada galima vėl suprast, kad televizijoje sėdi tiesiog ir grasina, gal kad jie išsigastų, nes tie eina labai naglai. Amerika, kuri yra už jūrų marių, su 13 tonų atakuos Natanzo atominę gamyklą. Ir žvalgyba jam viską meluoja, visi viską meluoja. Vienu žodžiu pakišo tą Trumpą. Negali nusiraminti. Ir prieš 2 minutės, o kadangi 4 šneku, tai prieš 6, pranešė, kad Medvedevas Zelenskiui pagrasino, kad jeigu Zelenskis peržengs raudoną liniją, tu gausi su atomu. Tai čia yra ir grasinimo kalba. Tie, kas turi atominius ginklus, tie grasina. Iranas irgi taip nusprendė. Ar gaminti, ar vaidinti, kad gamina, ar pagaminti ir paslėpti, kad pagazdintų Izraelį. Bet Izraelis, man susidaro įspūdis, kad žino, kad jokių bombų nėra, blefuoja. Tiesiog sunaikinti valstybę, su kuria pykstasi. Ir tiek. O sustoti neketina. Jeigu sustotų,
pasirašytų paliaubas, Iranas nustotų griauti Izraelį. Dabar Iranas griauna Izraelio miestus. Šiuo metu, kai aš šneku, dega pagrindiniai Izraelio miestai. Paleista raketų, dronų, vėl kažkokių tai naujų technologijų raketų ir yra žiaurus vaizdas tiesiog ir, kaip sakant, Dieve padėk. Tik žiūrint, kuris ten Dievas, kam ten padeda, o kas ten meldžiasi velniui, nes velnias yra destrukcijos tėvas, ne Dievas.